Pomidorų tyrė. Pomidorai. Pakalbėkime apie kečupą. Buvo diskusija, kad galima kečupą gamintis patiems. Taip. Jeigu perkate pomidorus parduotuvėje, tai neverta. Jeigu auginate savo ir norite, taip. Jeigu valgys šeima, taip. Jeigu nevalgys šeima, nesate bandę, pabandykite būtinai ir tada irgi pasižiūrėsite, nes aš galiu jo prigaminti ir jį nebūtinai valgys mano šeima. Ir jis yra skanus, viskas ok, bet yra jau taip yra, kad kartais reikia ir tų tokių pirktinių produktų, kurie palengvina mūsų kasdienybę. Dažniausiai naudojame Heinzą. Žiauriai atrodo visiškai negerai, nes Heinzas, aš manau, siejasi kaip ir Hellmann's su negerais produktais, nes amerikietiška rinka, taratata. Dabar žinau, kad etiketės gali būti melagingos, taip jau būna, yra tikrai atveju buvę, kada ta pati jautiena buvo, arkliena buvo pardavinėjama kaip jautiena daug metų, čia prieš kelis metus buvo. Esmė, skaitau Heinzo sudėtį ir tada lyginsiu su kitais, tas pats gamintas, ne, labai gerai. Ir tada du kitus. Tingėjau tiesiog trečią pirkti, nes parodysiu pavyzdį. 100 gramų kečupų gaminama iš 148 gramų pomidorų. Labai gerai. Actas, cukrus, druska, prieskonių ir žolelių ekstraktai, prieskoniai. Nematau nei vienos blogos sudėties. Ir jie turbūt tikrai gamina geriau negu aš. Mes visi valgom, džiaugiamės. 148 gramai pomidorų, vadinasi, 1,5 kg ant kilogramo, cukrus, druska, prieskonių, žolelių ekstraktai ir prieskoniai. Wow. Ir žinot ką, buvom Amerikoje su vyru ir matėm Heinzą ir jo šudina sudėtis buvo. Kanija Lidlas, 60% pomidorų tyrės, tai vadinasi, iš 100 gramų pomidorų padažo yra 60 gramų pomidorų. Tada yra cukrus, spirito actas, modifikuotas kukurūzų krakmolas, tai yra privaloma etiketės rašyti kukurūzų krakmolas, jeigu parašo, vadinasi, jis yra nemodifikuotas, o jeigu modifikuotas, turi privalomai ženklinti. Valgomoji druska, prieskoniai, prieskonių ekstraktai. Nieko labai blogo, nieko ypatingo, kad yra modifikuoto kukurūzų krakmolo ir daug mažiau pomidorų. Tai dabar galime pažiūrėti, kiek iš šito kečupo yra cukrus, tai yra 21 gramas, bet aišku, reikia nepamiršti, kad dalis šito cukraus yra natūralus, tai yra pomidoras, nes pomidoras yra tikrai ir cukraus. Šiuo atveju yra cukrus trečia sudėtinė dalis, o čia yra antra, tai vadinasi, daugiausia yra pridėtinis cukrus, o čia yra trečia, tai vadinasi, kad antra dalis yra actas berots, actas ir tada cukrus. Tai cukraus šiuo atveju yra 22 gramai, o čia yra 21. Tai labai keista, nes acto yra daug daugiau negu cukraus, tai manau, kad didžioji dalis šito cukraus yra būtent natūralus cukrus, o čia jau yra pridėtinis, dėl to, kad čia yra 160% produkto, 100 gramų, o čia yra 60%. Tai viską, ką likusiai, jie kompensuoja. Vadinasi, šičia cukrus iš pomidorų yra didžiąja dalim natūralus. Čia yra mažiau. Nors, rodo, panašų kiekį taip, bet suprantat logiką. Čia, kečupas šlikam, sudėtinės dalis, pomidorų tyrė, kem 4%. Tai vėlgi, čia yra sudėtinėse dalyse pomidorų tyrė, pomidorai. Jau pomidorai. Geriamasis vanduo, cukrus. Cukrus 16 gramų, vadinasi, čia yra, tuoj dar žiūrim kitas, turėtų būti tirštiklis kažkoks, nes spirito actas, druska ir prieskoniai keista, nes nėra tirštiklio, yra mažai cukrus, yra taip pat pakankamai tirštas, tai tiesiog skiestas, žodžiu, pomidorų koncentratas skiestas su vandeniu. Tiesiog stipriau. Tai čia daug mažiau yra pomidorų pačių, o čia yra pomidorų daugiausiai. Mano nuomonė, vienareikšmiškai šitas yra geriausias ir tikrai vartočiau jį, tikrai ne tragedija ir šitie du.